Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas, ir papasakosiu jums, kokio tipo būna elektroninės cigaretės. Manau, kai žinosit, iš ko rinktis bus daug paprasčiau. Elektroninės cigaretės iš esmės yra skirstomos į, galima sakyti, 3 pagrindinius tipus. Tai rinkiniai visiškiams naujokams, pradedantiems, tada rinkiniai šiek tiek jau susipažinusiems su garinimu, patyrusiems garintojams, taip gal galima sakyti, ir rinkiniai skirti ekspertams, entuziastams, profesionalams, kurie jau žino daugybę garinime slypinčių subtilybių ir tuo užsiiminėja daugiau ne kaip žalingo įpročio pakeitimu, o kaip hobį. Patys tie paprasčiausi įrenginiai dažniausiai būna kapsuliniai. Patys paprasčiausi. Jų vėlgi būna keletos skirtingų tipų. Būna su kapsulėmis, kurios yra tiesiog keičiamos, mes kapsulę sunaudoję ištraukiam, įstatom kitą ir garinam toliau. Tokio tipo įrenginiai yra patys paprasčiausi, visiškai nereikalauja priežiūros, juos tai reikia įkrauti ir pasikeisti kapsulę. Po to yra tie patys kapsuliniai įrenginiai, kurie turi pildomas kapsulės arba pildomas kapsulės ir dar keičiamas kapsulėje galvutes. Tokie įrenginiai reikalauja šiek tiek daugiau priežiūros, ten karts nuo karto reikia kažką pavalyti, reikia užsipildyti skysčio, pakeisti kaitinimo galvutę, bet jie lygiai taip pat kaip ir tie nekeičiamų, kaip tiesiog su keičiamomis kapsulėmis įrenginiai, jie yra kompaktiški ir labai vis dėlto paprasti naudoti. Kiti dar taip pat pradedantiems skirti įrenginiai yra vadinami PEN tipo arba AIO, All in One. Jie dažniausiai yra pieštuko formos, šiek tiek didesni už tos kapsulinius įrenginius ir jau jie būna galingesni, generuoja įprastai daugiau garo, turi gerokai talpesnės baterijas. Skirti yra jau, sakykime, tiem, kurie nori šiek tiek rimtesnės patirties. Bet jų vėlgi taipogi būna skirtingų tiek cigaretiniam traukimui, tiek kaljaniniam traukimui, kaip ir tų kapsulinių irgi būna dviejopų. Ir po to eina jau šiek tiek rimtesni įrenginiai su vadinamais modais, tom vadinamom baterijos modifikacijom, kurios jau yra dažniausiai dėžutės formos ir yra komplektuojamos su kažkokiu tai kaitikliu. Kaitikliu su keičiamomis kaitinimo galvutėmis. Baterijos modifikacijų tų būna labai įvairių, būna 1, 2, 3, 4 baterijų, būna sumontuota baterija, keičiama baterija, būna labai galingų, šiek tiek silpnesnių, didesnių, mažesnių. Ir kaitikliai lygiai taip pat būna irgi labai skirtingi. Būna skirti tiesioginiam įtraukimam atlikti, kurie generuoja daug garo, yra kaitiklių, kurie generuoja vidutiniškai garo, yra kaitiklių, kurie skirti cigaretiniam traukimui. Esminis tokio įrenginio, sakykime, privalumas būtų tai, kad jis yra kur kas funkcionalesnis. Mes galim stebėti ekranėlėje dažniausiai daugybę visokios informacijos, tai apie baterijas, mūsų kaitiklį, kiek mes įtraukimų padarėm, kiek mes laiko traukiam, būna laikrodis ir panašus dalykai. Lygiai taip pat mes galim reguliuoti įrenginio galią. Dažniausiai baterijos modifikacijos nėra pririštos prie to vieno kaitiklio, mes galim bet kokį kitą kaitiklį įsidėti ir tą įrenginį iš kaljaninio paversti tiesioginio traukimo įrenginį, pakeitę tik vieną komponentą. Tokie įrenginiai dažniausiai yra jau brangesni, šiek tiek didesni, bet ilgalaikiai perspektyvoje jie yra kur kas pranašesni negu kad, sakykime, tie paprasti PEN arba kapsuliniai įrenginiai. Ir tada jau eina tie vadinami profesionalų įrenginiai su perrenkamais kaitikliais. Ten baterijos modifikacijos lygiai taip pat gali būti elektroninės, su keičiamomis baterijomis, reguliuojamos, arba gali būti mechaninės, kur tiesiog mygtuko paspaudimo metu yra sujungiamas kontaktas ir uždaroma elektros srovės grandinė, tiesiog sulietus 2 metalinės dalis. Tokios baterijos modifikacijos yra skirtas griežtai tik profesionalam. Ten yra naudojami jau tada ir perrenkami kaitikliai, kuriuose visą tai, ką mes turim kaitinimo galvutėje, reikia susirinkti pačiam, susidėti vatą, susisukti spiralę, ją įstatyti, įsitikinti, kad viskas sudėta gražiai, tinkamai, nieko nėra per daug, nieko nėra per mažai, parinktas tinkamas dydis ir panašiai. Tokie įrenginiai yra pranašesni už tuos galvutinius dėl to, kad jie dažniausiai generuoja daug skanesnį garą. Jie reikalauja daugiau priežiūros, bet juos paėmus bendrai eksploatuoti yra pigiau.
Ir apskritai garinimo patirtis dažniausiai yra jau šiek tiek aukštesniam lygiai, negu kad lyginant tuos visus kitokius įrenginius. Bet tokie įrenginiai reikalauja nemažai žinių garinime, tai nuo tokio pradėti, sakykime, aš nerekomenduoju. O jeigu taip trumpai apibendrinant, tai kas dar nesat tikri, ar tikrai jums tas garinimas patiks, nenorit skirti daug laiko ir ten kažką mokytis, arba ten vakare kiekvieną vakarą ryte ten per pietus krapštytis prie savo tos cigaretės, ten kažką daryti. Rinkitės kažką paprasto. Paprasto su kapsulėm, kur jūs tiesiog ištraukėt, išmetėt, įdėjot kitą ir toliau garinat. Viskas labai paprasta, jokios priežiūros, jums nieko nereikės daug daryti. Jeigu jūs, kaip sakykime, jau esat bandęs, norit kažką rimtesnio, tai tada galima būtų rinktis P-tipo įrenginį, kuris šiek tiek daugiau galbūt garo duoda, daugiau skonio duoda, arba kažką su baterijos modifikacija, su perspektyva ateityje įrenginį savo tobulint arba tiesiog atsinaujint pagal poreikius, neinvestuojant daug pinigų, tiesiog, kad reiktų įsigyti kitą visą rinkinį, o tiesiog keičiant dalis, atnaujint tai, ką jau turit. O paskui, kai jau su garinimu susipažinsit, sužinosit daug visokių dalykų, pamatysit, kas jums labiausiai patinka, ko galbūt nemėgstat, tada jau bus galima pereiti prie tų vadinamų perrinkimų kaitiklių ir jau vadinti save profesionaliu garintoju. Kągi, tam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi šis video jums padės įsirinkti tai, ko ieškot ir gero.